Labai geras. Padarėm darbą tokį, kurį turėjom padaryti. Ir iš vienos pusės labai smagu, kad finalas toks gavosi, ar ne, įtemptas ir su emocijom, nes tada ir tas šventimas smagesnis. Bet reikia pasakyti, didžiulė pagarba Klaipėdai. Turėjo sunkiausią kelią iš visų komandų iki finalo. Ir sakyčiau, ir sėkmės mums tikrai prireikė, kad mes iškovotume tą pergalę. Tai tik parodo, kokia puikiai jie komanda ir kaip žaidžia puikiai. Tai pats esi žaidęs finaluose kitoj pusėje, kuri komanda nebūdavo įvardima kaip favoritė prieš finalą. Ar šiandien Neptūnas žaidė taip, kaip turi žaisti underdogas, kurio niekas neslėgia ir kuris atrodo meta ir pataiko praktiškai viską? Tai jie įrodė, sakau, jau iki finalo, kad jie puikiai jaučiasi su tą etiketę underdogų. Jie tikrai sugeba pastatyti tas situacijas, tą, sakykime, favoritą statusą turinčią komandą, tokias 50 prieš 50 situacijas, kur mesti, nemesti, nepradeda bejoti kažkiek žaidėjai ir prasideda sunkumai, kažkiek neradot nuo savo žaidimo, o jie dalinasi puikiai kamuoliu, vienas prieš vieną žaidėjus irgi turi, kurie gali susikurti savo progas, kurie išnaudojo savo progas puikiai. Ir tikrai mes galėjom palūžti tos rungtynėse ir manau, kad tos komandos, sakykime, tokios mažiau patyrusios ir turbūt būtų neatsilaikę, bet kadangi mes jau šį sezoną nemažai tokių situacijų buvom praėję, išlikom kartu ir trečią kėlinį vidurys tikrai buvo toks kertinis, kur sugebėjom atrasti savo žaidimą ir sugrįžti į rungtynes. Nuo kokių žaidimo aspektų pradėjo tada lipti iš duobės, kai buvo -13 po eilinio Neptūno tritaškio? Jo, tai aš manau, mes visas rungtynės galbūt neblogai dalinamės kamuoliu, bet akcentuočiau gynybą turbūt. Tas, kas mums leido juos pristabdyti kažkiek, kur jie irgi neberado tokių lengvų metimų ir tie sunkus metimai irgi nesukrito, nors prieš tai irgi pataikė ganėtinai daug tokių gan sudėtingų, tai viskas susidėjo, bet sakau, to šaltų protų grįžom į rungtynes ir jas kažkiek perlaužėm, rungtynių galas vėl kita istorija. Gailiaus tritaškis, išeina Neptūnas į priekį ir tada Žalgirio ataka Sirvio N1, ar toks buvo planas, ar čia Sirvis pagal situaciją improvizavo? Atvirai pasakysiu, tai ten nežinau net kaip viskas gavosi iki galo, ar toks mūsų ir planas buvo, bet džiaugiamės Sirvio sprendimu, kad jis tokį priėmė, tikrai drąsus sprendimas ir kaip sakyt, nugalėtojai neteisimi. Ir Gailiaus metimas, kuomet atrodo laikas sustojo, visiems, kas žiūrėjo transliaciją, ar kas buvo arenai, kas tau tuo metu buvo galvoje? Negaliu pasakyti šitų žodžių, kas man buvo galvoje iš tikrųjų, nes ten nieko gražaus nenuskambėtų. Bet nežinau, kaip mes sugebėjom iš tikrųjų dvi kertinės rungtynių atakas palikti į laisvą kampę, tai tik džiaugiuosi, kad Deivis nepasinaudojo savo to šansų ir paliko mus gyvus. Ką šitą pergalę gali duoti likusiai sezono daliai? Gerų emocijų, to galbūt kažkiek trūko paskutiniu metu. Turėsim ir laiko kažkiek pailsėti nuo krepšinio, nuo vienos kito ir mobilizuotis likusiai sezono daliai. Tai bus laikas, kurį galim išnaudoti tikrai produktyviai ir koncentruotai. Sakau, tą lemiamą sezono atkarpą priimti su kitom emocijom ir kitų galbūt kažkokių savo to pamestų ritmų, tai jį vėl surasti. Dabar yra tas pats momentas. Ignas tapo MVP, tu sakei jo kelionę Europoje nuo to pirmo sezono kartu su Kaziu Maksvyčiu Žalgiryje. Šitam sezonai jis buvo rungtynių, kai net nebūdavo registruojamas. Kaip tu gali iš šono, matydamas jį, pakomentuoti, kaip jis atrodė ir koks jis buvo šio savaitgalio metu tapęs MVP? Čia iš tikrųjų paprastai galim pakomentuoti žmogus, kuris parodė kantrybę. Tada, kai ne viskas jo kely buvo lengva, jisai dirbo savo darbą, išliko kantrus, nerodė kažkokių emocijų, nerodė kažkokio frustracijų, kad sakykime, yra nepatenkintas tą situaciją. Tai šiandien jisai pilnai nusipelno šitų vaisių, šitų MVP titulo ir tokių rungtynių, kur sunkiais momentais jisai buvo kertinis rungtynių žaidėjas. Kaip atšvęsit? Tikiuosi, kad trankiai, džiaugsmingai ir saugiai.